Sveiki sugrįžę į podcastą Kerniaus laiškai iš ateities ir šiandien 14 daly mes kalbam apie channelinimą. Tai yra vis dėlto, kaip Žemės planetoje jau yra daug channelintojų, jau yra daug žmonių, kurie turi ypatingą gebėjimą, jie gali užleisti savo kalbėjimą, savo sąmonės tam tikrą dalį būtybėms iš kitur. Ir aš kalbu nebūtinai tik apie nežemiškos gyvybės kilmės civilizacijas. Šiandien kalbėsim apie Basharą, kaip Basharas iš Esasani civilizacijos kalba per Daril Anka, bet taip pat yra ir kitų channelintojų, kurie channelina kitas civilizacijas. Ir manau, kad jeigu jūs paieškosite ir žinote, kokia civilizacija iš nežemiškos gyvybės kilmės jums artimesnė, jeigu tą nujaučiate, jeigu žinot, tai tikrai surasit tų, kurie channelina. Ne? Bet aš kalbu darydamas prielaidą, kad jūs nežinote dar kol kas yra channelinimas, tai leiskit pradėti nuo basic dalykų, nuo paprastų dalykų. Tai pirmas dalykas, tokios dovanos, toks gebėjimas, toks galėjimas daryti nėra įprastas kiekvienam žmogui ir tam būdingas yra susitarimas prieš gimstant, kol mes esame sielų karalystėje tarp gyvenimų, kai planuojam šį gyvenimą ir galvojam apie šio gyvenimo misiją. O misija visuomet būna dviguba misija, šito reikia nepamiršti. Viena misija tai yra, ko mūsų siela atėjo išmokti per šią patirtį, per šį gyvenimą. Kita misijos dalis, ką mes duodame pasauliui ir jos abi yra susijusios. Jeigu mes pernelyg susifokusuojame tik tai į vieną iš jų, tai pamirštam arba savo sielos augimą ir galvojam, kad mes, nežinau, esam gelbėtojai, viską darome dėl kitų arba panašiai. Ir atvirkščiai irgi nėra gerai. Bet grįžtant prie esmės, tai channelinimas yra nuostabi bendradarbiavimo galimybė ir man jinai pirmiausia yra susijusi, atrodytų, su telepatija. Tik tai telepatija šiuo atžvilgiu viršija bet kokį mums suprantamą atstumą ar laiką ar kitus dalykus. Ne? Nes kai mes kalbam apie Basharą, tai yra tas pats Daril Anka, tik tai iš ateities. Kitaip tariant, kad Daril Anka šioje inkarnacijoje, šioje žemėje, šiuo momentu čelina savo būsimą versiją iš ateities. Kaip tai įmanoma? Daug nepasakosiu, bet priminsiu, kad viename iš podcastų, vieno iš pirmų dalių, aš kalbėjau apie tai, kaip laikas praeitis, dabartis ir ateitis gali egzistuoti vienu metu. Ne? Tai jeigu to negirdėjote, tai rekomenduoju tikrai paklausyti, bet jeigu trumpai, aš tiesiog priminsiu, kad visatos akimis, šaltinio akimis, visagalio kūrėjo akimis, kaip norit vadinkite, dabar laikas esantis čia ir dabar, tai išėjus iš mūsų 3D dimensijos, visas tas laikas yra vienu metu. Tai, kas buvo praeityje, yra čia ir dabar, tai, kas vyksta dabar, mano akimis, mano dimensija, irgi čia yra čia ir dabar, ir tai, kas bus ateityje, irgi yra čia ir dabar. Tarsi viskas, kas įvyko arba kada nors įvyks, jau įvyko. Ir šita perspektyva naujausias mokslas galėtų aiškinti ir papasakoti, kad laikas tai yra tarsi paralelinės realybės, kad mano praeities kažkokia versija, mano praeitis ir mano ateities versija, viskas vyksta čia ir dabar. Dėl to taip lengva yra per kvantinę hipnozę keliauti per laiką į praeitį arba ateitį, nes tai yra tarsi tu pasižiūri į paralelinę realybę, kur visa tai vyksta šiuo metu. Lygiai taip pat yra apie channelinimą, kaip galima channelinti iš ateities į dabartinį momentą. Tai būtent dėl to, kad mums nereikia, kad praeitų laikas ir kad ateitis ateitų. Tai kvantinėme lauke ateitis jau egzistuoja, ne? Ir būtent per kvantinį lauką tas channelinimas gali ir ateiti. Labai įdomu technologiškai žiūrint, kad iš tikrųjų žmonės, kurie channelina, jiem reikia, kad jų smegenys dirbtų gerokai aukštesniu dažniu. Jeigu paprastai mes operuojame tarp 40 ir 100 ciklų, tai kaip, pavyzdžiui, Daril Anka channelina Basharą, jisai minėjo, kad tas dažnis siekia apie 110, 111, jeigu gerai pamenu iš atminties. Tai yra nerealu, bet tuo pačiu aš ir suvokiu, kad tie, kurie channelina, tai žmonės, jie patiria tikrai didesnį fizinį krūvį ir gali daryti tą limituotą laiką ir reikia pertraukos, nes tiesiog labai kaista, tai pavadinkim, organizmas, kaista smegenis, kaista kūnas ir panašiai. Jeigu pastebėsit, nemažai channelintojų yra
praplikę, tai aš irgi spėjau, kad tiesiog krūviai yra sunkiau atlaikomi. Bet čia techninės detalės ir netaip svarbu, įdomu gal, kad smegenys dirba taip įdomiai, kad kai reikia gauti žinutę iš Bašaro, tai Daril Anka sako, kad reikia mažesnio, žemesnio šiek tiek smegenų dažnio, nes tai yra lengviau gauti. Bet kai Bašaras klausosi, kas vyksta čia ir dabar šitoje mūsų realybėje, mūsų žemėje, kur Daril Anka yra šiuo momentu, tai smegenų dažnis yra dar aukštesnis. Be to, tuo metu sumažėja, nėra kad visiškai išsijungia, bet labai stipriai sumažėja smegenų veikla, kuris susijusi su asmeniniu identitetu. Tai reiškia, tarsi ego atsitraukia savo tapatybę tam, kad užleistum, padarytum vietos kambaryje, tarsi vidiniam kambaryje, tai kitai būtybei kalbėti per tave. Ir šito vietoje irgi labai įdomu, kad nėra taip, kad tie, kurie čanelina, neatsimintų, ką kalbėjo. Jie tikrai tarsi atsitraukia, pavirsta stebėtojais, užleidžia vietą kalbėti ir supranta, apie ką yra kalbama ir gali tai paskui irgi, kaip čia pasakyti, integruoti ir naudoti savo, nes tai nėra skirta tik tai kitiems žmonėms. Kiekvienas iš mūsų, kurie dirba kažkokį įdomesnį darbą susijusi su kvantiniu lauku, ar kitom civilizacijom, ar nežinau, kosmoso naujom žiniom, mes realiai praturtėjame ir patys, tai labai stipriai plečia mūsų pačių sąmonę ir dėl to aš irgi labai myliu savo darbą per kvantinę hipnozę, aš tiek daug sužinau naujų dalykų apie realybės kūrimą, apie karmos dėsnius, apie svajonės ir manifestavimą ir visus kitus dalykus. Aš net negaliu apsakyti ir nėra turbūt tiek laiko ir kantrybės apie viską papasakoti, ką aš sužinau, bet stengsiuosi pasidalinti tiek, kiek galiu. Kodėl čanelinimas yra reikalingas ir kuo jisai naudingas žmonijai, turbūt natūraliai iškyla toks klausimas. Tai aš manau, kad tai labai primena mūsų žemės situaciją, kuomet mes galime pastebėti, kai tarkim Afrikoje atsilieka infrastruktūra dėl švaraus vandens, galbūt dėl elektros, dėl skiepų, dėl kažkokių kitokių dalykų, ne? Ir kažkurio momentu labiau išsivysčiusi civilizacija, jinai vis tiek, šiuo atveju valstybė ar žmonės, suvokia, kad mes visi esame viena, kad nėra taip, kad man nerūpėtų, kad vaikai Afrikoje kenčia, svarbu, kad mano aplinkoje aš to nematau, ne? Viskas tarpusavy susiję ir dėl to atsiranda iniciatyvos, kai mes norime padėti kitiems, mes norime padėti Afrikai su švariu vandeniu, su elektra, su kažkokiais kitais dalykais, gal su mokslu, su užsienio kalbų žinojimu, you name it. Jūs galite patys įvardinti, kas jums atrodo svarbu, kai labiau išsivyščiusi valstybė ar šalis padeda mažiau išsivyščiusiam. Netgi apie Lietuvą aš pagalvojau, come on, visi šitie nuostabus keliai, nauji asfaltai ten, kur kažkada buvo žvyrkelis ir balos, daugybė dalykų mes iš tikrųjų kaip atsilikę, išėję iš Sovietų Sąjungos, kai vakarų Europa jau buvo pažengusi žymiai toliau negu mes gavome tai kaip pagalbą ir galėtų būti keista, o kodėl jiems naudinga mums padėti, kodėl jie tai daro ir taip toliau, ir gal mes atsakymų net ir neturim, kodėl mums kiti padėjo, bet lygiai taip pat ir aukštesnės būtybės, kitos civilizacijos jos nori, kad dabartinis proveržis, kuris vyksta Žemės planetoje, žmonijos sąmoningumo pasikeitime, jisai pavyktų gerai, sėkmingai ir kiek įmanoma sklandžiai. Aišku, bus visko, bet jie nori sėkmės. Ir jeigu mes paklaustume tuomet, kodėl Bašaras nori tos sėkmės, kad Daril Anka skleistų tas žinias, kad sektųsi mums, dėl to, kad jis suvokia, kad jis yra ateities mūsų versija. Jeigu mes kaip čia pasakyti, neįgyvendinsim to, ką dabar turėtume įgyvendinti, tai tokios ateities, kurisai yra, jos net nebūtų. Tai jam irgi to reikia, tai viskas tarpusavį susiję. Gerai, tai po tokios ilgos įžangos apie techninės detalės aš noriu iš tikrųjų pasidalinti bent trupučiuką Bašaro mokymų, tai kas man asmeniškai įstrigo, jūs klausytumėte, jeigu jo video ir tie, kas anglų kalba mėgsta klausyti, būtinai pasidalinsiu nuorodą į vieną geriausių video. Tai jame jisai kalba apie sielą ir daugybę gyvenimų, apie nežemiškos gyvybės civilizacijas kaip ateivius, apie tai, kad mūsų laukia
kontaktas greičiausiai 2027 metais, kai mes tiesiog suvoksime, kad kosmose mes esame ne vieni ir tai bus taip stipriai parodyta ir atskleista kaip, nežinau, čia mano žodžiai jau būtų kaip kovidas arba dar kažkas, kur tu tiesiog negali apsimesti, kad to nevyksta. Ne? Tiesiog visa planeta žino, kad tai vyksta, kas tai vyksta, gali turėti skirtingas nuomonės apie tai, gerai, blogai, ten skiepytis, nesiskiepyti, ne? Tai su ateiviais irgi turbūt bus visokių nuomonių bendradarbiauti, nebendradarbiauti, kam mums čia to reikia, ar pasitikėti, bijoti, ar dar kažką daryti, bet tiesiog tai įvyks. Ir man kas labiausiai patinka, kad vis dėlto jisai labai daug kalba apie tai, kaip užvesti kiekvieną iš mūsų ant kelio, kaip mes galime labiausiai padėti atsiskleisti autentiškam savo, kaip galime sekti savo sielos planu, ne, ir nebūtų užstrigę to, ką mums įskiepėjo, nežinau, tėvai, visuomenė ar mokykla, kad kuo mes turėtume būti, jeigu mes bandom būti tuo, ko nesam iš tikrųjų, ne, tai šita dalis. Vienas dalykas iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, tai tikrai, kad telepatija yra empatijos pasekmė ir jeigu mes galvotume apie tai, kur žmonija keliauja, apie ten, kur mes galėsime kalbėtis be žodžių, nežinau, už kiek laiko tai vyks, bet esmė telepatijos tai yra ta, kad susivienodinti dažnį ir supratimą ir empatiją vienas su kitu žmogum taip stipriai, kad jauti vienas kitą ir gali netgi girdėti mintis. Ar aš tai patiriu? Patyriau vaikystę, nes turiu dvynuką brolį, kai mes neturėjome verbalinės kalbos, mes kalbėjomės neverbaliai. Šito įrodyti kažkaip negaliu. Mokslininkai mano smegenų tuo metu nematavo ir mes testų nedarėme. Vėliau, ką mes tenai kalbėjomės, bet žinau, kad tą gebėjimą turiu, tiesiog jisai kažkada po truputį atsiskleis, dabar jį patiriu trupučiuką labai retai. Su savo geriausia draugė, pamenu, mes sėdėjome per vieną užsiėmimą, kuomet mes atlikome keletą praktikų. Viena tai buvo apie garso terapiją ir to apjungimą su savo energija, su savo emocija, kaip meilė ir kitais dalykais. Tai buvo kvantinio šuolio meditacija, kurią aš dariau mūsų grupeliai. Tai buvo mano naujas eksperimentas, labai šaunu, kad jisai pavyko. Bet ką aš pamenu, kad vienu momentu, kai kažkas kitas vedė meditaciją ir man buvo, net nežinau kaip pasakyti, sunku ar nepatogu ar kažkas, gal tiesiog aš jau buvau pavargęs, nes tą dieną dirbau visą dieną su klientu ir dar tą vakaro praktiką, kur man reikėjo pravesti žmonėms į didesnį gylį, nes aš irgi juos nuleidau į tam tikrą hipnozės gylį. Ne patį gal giliausią, bet tas, kas grupiai tinka. Ir tiesiog aš vienu momentu pajutau, kad aš noriu išeiti. Aišku, kad galiu išeiti, niekas nelaiko, bet tuo pačiu ir noriu pasilikti. Ir matau priešai save sėdinčią savo tą labai gerą draugę, savo geriausią draugę, ir aš taip mintyse įsakau 3 kartus jos vardą, padėk man. Ir jinai paskui prisipažino, kad jinai irgi girdėjo mane. Tai man tai buvo labai labai gražu ir labai magiška, kad bent su vienu žmogum aš jau turiu tokį aukštą rezonanso lygį, kad mes galime susiderinti ir pajusti vienas kitą. Tai va, bet grįžtu į temą apie channelinimą, ne? Tai kodėl aš paminėjau šitą telepatiją? Dėl to, kad channelinimas, aš manau, kad yra būtent tai, tik tai daug didesnio gylio. Ta prasme, kad tu galėtum taip stipriai sinchronizuoti savo vibracijas, energijos vibracijas, bet ir smegenų dažnį tiek, kad tu pataptum tarsi ta pati radijo stotis, ne, kuris susireguliavo. Vienas yra, nežinau, M1 dažnis ir kitas yra M1 dažnis. Ir tada jūs labai skaidriai, aiškiai, kokybiškai galite girdėti vienas kitą. Tai apie channelinimą, ne? Tai jeigu apie Bašaro mokymus, tai gal aš įsiminiau keletą dalykų ir pabandysiu paminėti juos. Pirmas dalykas yra tas, kad jisai labai aiškiai primena, kad mes turime kartais klaidingą įsivaizdavimą, kad mūsų kūnas turi sielą. Tarsi kūnas yra pagrindinis dalykas, o siela kažkokia kaip kibirkštėlė ar papildomas dalykas. Tai iš tikrųjų jis sako, kad yra visiškai ne taip ir aš labai gerai tai suprantu ir jaučiu, kad tikrai taip, kad mūsų siela
gauna kūną, ne? Tai mūsų siela kaip sąmoningumas ateina į mūsų kūną kaip sąmoningumas ir būtent tas sąmoningumas turi ir žmogaus charakterį, ir gebėjimą atsiminti dalykus iš ankstesnių gyvenimų. Aišku, ne kiekvieną dieną per tam tikras praktikas, bet ir visus kitus dalykus. Tai tie talentai gali skleistis net ir tada, kai mūsų tėvai arba mūsų kūnas nežinojo tų dalykų, o siela žino. Be abejo, genetika irgi egzistuoja. Ta prasme, mes gauname savo kūną, tarsi, nežinau, automobilį. Tai jeigu mano automobilis bus lėtas, nerangus džipas, bet kuris sugeba pervažiuoti per bet kokią ten pelkę, mišką, kalnus ar kažkur, tai natūralu, kad aš matyt kaip siela rinkausi tokių savybių, kokių man reikia šitam gyvenime įveikti pagrindinius challenge'us. Jeigu mano automobilis yra greitas sportinis automobilis, kuris ten, nežinau, pralekia labai greitai, bet jisai užklimtų iš karto išvažiavęs iš asfalto į bet kokią bekelę. Tas man atsitiko su mano automobiliu per festivalį. Aš užklimpau smėlyje. Mano automobilis nėra skirtas bekeliai. Tai tas pats apie mūsų kūną. Mes iš tikrųjų labai atidžiai prieš inkarnaciją renkamės, kokią šeimą ateinam, kokias savybės kūno gausim, kokias patirtis gausime tame auklėjime, turėsim brolius seserų ar ne, ir taip toliau, kodėl Vilniuje ir Lietuvoje, o ne, nežinau, Amerikoje, New York'e arba panašiai. Tai ten yra tikrai bent kelios galimybės, kaip mes atsirinkom, ir šita inkarnacija, šitas kūnas, kurį tu pasirinkai, tau atrodė pati geriausia versija. Vien tai mane priverčia suklusti apie tai, kad vis dėlto kiek daug mes išsirinkom ir kad viskas, ką išsirinkom, yra ne veltui ir visa tai yra mums reikalinga. Tai to ir apie tai pakalbėsim. Tai kalbant apie sielos patirtis, aš sakyčiau tai, kad aš tikiu ir tuo, kad gali būti, nesiekiu to įrodyti, bet kad kai kieno iš mūsų sielos yra tokios pažengusios ir tiek daug užaugusios ir turi tiek daug energijos, kad mielai gali dalinti tą savo sąmoningumą į keletą dalių ir patirti kelias inkarnacijas vienu metu. Aš turėjau klausimą per vieną iš hipnozę. Man atrodo, gal net per pirmą hipnozę. Ar galėčiau sužinoti savo sielos vardą, nes jisai tikrai nėra kernis. Ir man atsakė, ne, tau to nereikia žinoti. Ir tada antras dalykas, kurį klausiu, ar šiuo metu Žemėje kur nors dar yra mano inkarnacija, ar aš dar gyvenu kažkokį kitokį gyvenimą, ką aš ten veikiu ir taip toliau. Ir man irgi atsakė, kad tai tau nepadės žinoti, tiesiog tai tau būtų blaška, tai būtų papildomas mintis. Ir aš pagalvojau vėliau, nors truputį gal nusiminiau, kai vaikas, kuris negavo ledų, pagalvojau, kad o taip, aš sutinku ir suprantu, kodėl, jeigu aš žinočiau, kad dabar esu, nežinau, kitoje inkarnacijai Indijoje, kokia nors išmintinga moteris, tarkim, ar bet kas kito, gerai, nebūtinai išmintinga, gal aš gyvenu kokį nors ten, nežinau, vargšo gyvenimą San Franciske po tiltu arba dar kas nors, nesvarbu, į kurią pusę ta patirtis būtų labai įdomi. Turbūt manęs neapleistų jausmas, kad aš noriu susitikti su savim kitoje Žemės planetos vietoje, kas yra ta būtybė, kuri gyvena dar kitą gyvenimą paraleliai kaip aš. Ir turbūt negalėčiau to paleisti, negalėčiau pamiršti, atrodytų, kad aš turiu tai sužinoti daugiau. Iš tikrųjų, man to nereikia. Jeigu ir turime keletą inkarnacijų vienu metu, tai tos patirtis yra mums labai reikalingos mūsų sielai, mūsų tam bendram vaidmeniui ir tam, kad susirinktume skirtingas patirtis. Sorry, dabar nuklysiu truputį prie savo minčių, kadangi jau pataikiau į temą apie daugybę inkarnacijų, tai trupučiuką Bašarą paliksiu, priparkuoju, tuoj grįšiu prie jo, bet norėjau šitą mintį truputį pabaigti. Aš žinau, kad laike mums atrodytų, kad mes tik tai viename gyvenime galime daryti keletą dalykų. Nežinau, aš ir pats esu dirbęs kartais per kelis darbus, kalbau studentus truputį skurdo, vėliau tiesiog dėl to, kad užsidengčiau skirtingus savo hobius, kuriuos noriu realizuoti, tai per muziką, per bankininkystę, per dar kažką, ne? Bet šitam laikė turbūt mums taip lengviau suprasti, kad, tarkim, mes dirbom nuo 8 iki 5 dienas darbą X,
sekmadienį, ten tarkim groji bažnyčioje ar kažką kitur darai, arba vakarais, nežinau, eini padirbti kur čia, į barą, tarkim. Tai mes suvokiame, kad tai yra labai labai skirtingos patirtis dirbti banke, su produktų kūrimu ar pardavimais, ar dar kažko yra vienokia patirtis, groti bažnyčioje muziką yra ir dirbti su choru visiškai kitokia patirtis ir abi patirtis nėra nei geresnės, nei blogesnės, jos tiesiog yra labai skirtingos ir per jas aš išmokstu labai skirtingų dalykų. Teisingai, tai tą patį galėtume galvoti ir apie tuos paralelinius gyvenimus, apie tai, kad jeigu mūsų siela yra tikrai labai sena, išmintinga ir turi labai daug energijos, kurią gali išskaidyti į kelias dalis ir siūsti skirtingom inkarnacijom, skirtingom patirtim. Taip, tai gali būti. Ar būtina dėl to susitarti, ar taip yra, ar nėra. Tikrai nebūtina, galite likti prie savo nuomonės arba būti atviri naujai nuomonė, kad o kas jeigu tai tiesa. Gerai, tai grįžtam prie Bošaro ir grįžtam prie jo mokymų. Tai šita vieta man iš tikrųjų yra labai labai nuostabi ir įdomi, kai mes kalbam apie tai, kad siela turi kūną, apie tai, kad mūsų sąmoningumas kuria realybę. Man tai irgi labai glaudžiai siejasi su manifestavimu, apie kurį mes kalbėjome paskutinėse 2 laidose, nes manifestavime mes ir kalbam apie gyvenimo kūrimą, bet man kas yra įdomu, kad Bošaras kalba ir apie sunkias patirtis, apie nemalonės patirtis ir kad viskas, kas vyksta, yra reikalinga. Kartais reikalinga mums, kartais reikalinga kitiems. Ir labai svarbu nepainioti tų dalykų ir nepraignoruoti, bet ir neužsiparinti, tai pavadinkime. Pateiksiu vieną pavyzdį, kurį, man atrodo, aš ir girdėjau iš Bošaro. Įsivaizduokite, kad jūs važiuojate mieste, vairuojate mašiną ir pakliuvote į kamštį. Visada galima paklausti savęs, kas čia šiandien vyksta, kodėl aš užstrigau 2 ilgiau laikę per kamščius. Ir tuomet mes galime suvokti, kad čia kažkas buvo nuolatos apie mano skubėjimą. Skubiu, lekiu be galvos, neleidžiu savo sustoti, neleidžiu pagalvoti, gal net neleidžiu pietų išeiti ir panašiai. Ir jeigu gyvenimas man tokiu būdu primena, sulėtėk, neskubėk, greitas visko darimas tik tai gadina dalykus kartais, tai gali būti labai labai geras momentas iš tikrųjų sustoti, nes privertė tave aplinkybės, tu kamščio neapibėgsi ir mašinos vidurių gatvės nepaliksi. Kartais mes galime pastebėti, kad kaip keista ši situacija, nejaučiu, kad būtų kažkaip susijusi su manim. Šiandien tikrai niekur neskubėjau ir dabar neskubu ir nedžiaugiuosi tuo laiku, kad esu kamštyje, nes galiu paklausyti podcastą, kažkokį, kas man įdomu, arba muzikos, arba dar kažką padaryti, galbūt su laisvų rankų įranga paskambinti, su kažko pakalbėti, su kuo senai nekalbėjau. Tai daug galimybių ir toje vietoje, kai mes pastebim, kad situacija yra ne apie mus ir tas kantrybė, kurios reikia ne apie mus, mes galime prisiminti, kad viskas vyksta sinchronizuotai, tarsi labai labai geram orkestre, kad visą tą orkestruoja dalykus. Kartais tam, kad būtų kamštis, kažkuriam kitam žmogui reikėjo to kamščio, to pristabdymo, tos situacijos, kažkam gal reikėjo avarijos, kad atsitokėtų ir pergalvotų savo gyvenimą, dėl to įvyko avarija gatvėje ir visi mes tiesiog dalyvaujame tame kamštyje. Tai visaip taip yra, bet tai yra svarbu. Na ir dabar keliaukim prie svarbiausios šios dienos dalies, tai Bošaro 5 taisyklės, kurios kiekvienam iš mūsų gali padėti ir gyventi, ir žengti sąmoningumo keliu. Tai vien dėl šitos dalies galėčiau tikrai rašinėti šią laidą. Tai pirma taisyklė yra tai, kad sekti dalykų, kuris tau labiausiai yra mylimas, kuris kelia gerą žavėjimą, susijaudinimą, tas angliškas žodis highest excitement, kai mes esam tikrai susižavėję gerąją prasme kažkokių dalykų, kurie darom, tai galime tai atskirti, kad tai atrodo labiausiai gyva, labiausiai tikra šiuo metu, ką norėčiau daryti, bet labai svarbu, kad be užsispyrimo į ką tai turi pavirsti, kur tai turi nuvesti arba kokie rezultatai turėtų būti. Svajoti, kokie rezultatai galėtų būti, viskas labai gerai, grįžkime į manifestavimo temą. Tenai buvo pakalbėta apie tai, kas yra geras manifestavimas, kas ne. Tai čia lygiai tas pats,
kad tas excitement turi būti tavo kompasas, bet labai svarbu neužsispirti dėl rezultatų, kitaip mes galime turėti per siaurą koridorių ir nematyti, kur einam, nematyti kitų galimybių, arba jaustis nusiminę, kad rezultatai netokie, kokiu mes norėjome, nors iš tikrųjų mūsų siela turi mums kitokį planą ir jisai dažnu atveju būna daug geresnis, nebūtinai lengvesnis, kartais gali būti ir sudėtingos pamokos, bet jos mums buvo labai labai reikalingos. Tai pirmas dalykas, tai sekti savo aukščiausią tą excitement. Tai tarsi kompasas. Antra dalis yra tai, kad tai, ką darai, daryti su pilnu įsitraukimu, tiek, kiek gali geriausiai. Bet čia irgi labai svarbus dalykas, kadangi nemažai žmonių yra linkę į perfekcionizmą, tai kad noriu paaiškinti šią dalį, kad šitas žingsnis, daryti geriausiai kaip gali, nereiškia, kad būtinai būti perfekcionistu. Būti čia ir dabar, daryti geriausiai, ką gali šiandien, su šios dienos energija, šios dienos žiniomis, šita yra vieta svarbi. Ir be abejo, kad tada natūralu, kad tame, kuo mes dirbam, mes domimės, mes gilinam žinias, mes gilinam per praktiką, per susitikimus, per supervisorį, per patarimus iš viršaus, tų, kurie labiau patyrė, per daugybę kitų dalykų. Tai be abejo, kad tai irgi susijęs su šitu antru žingsniu, bet labai svarbu, kad nebūtume tie, kurie laukia, kol mes jau idealiai kažką darysim, tada darysim. Nes aš ir dabar nebūčiau pradėjęs podcast'o Ketiniams laiškai iš ateities, nes man tai netrodo dar tobulas formatas. Gal jisai per ilgas, gal per trumpas, gal galėčiau kažkaip koncentruočiau kalbėti į esmę, bet aš viso to neišmoksiu sėdėdamas ir galvodamas, kaip idealiai atrodytų laida. Aš turiu praktikuotis, turiu dalintis tuo, ko noriu dalintis, ko galiu dalintis ir tobulinti, kaip tai darau. Trečias dalykas, jeigu mes kalbėjom apie excitement, apie tai, kas mus labiausiai žavi ir traukia į priekį, apie tai, kad stengiamės daryti geriausiai su tuo, ką turime šiandien, ką galim, tai trečias dalykas yra paleisti lūkestį ir neprisirišti prie rezultato. Tai mes negalime kontroliuoti, kaip tai pildysis, kaip greitai pildysis, kokiais būdais, kaip seksis. Ir čia šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad jeigu išversti į paprastą žmonių kalbą, tai aš sakyčiau, kad mūsų darbas, kai jau randame tą savo pašaukimą ar dalykus, kurie mus iš tikrųjų labai jaudina, gerąja prasme jaudina, tai mūsų darbas yra tiesiog išlikti alignment, išlikti darnoje su savo sielos planu, o ne kontrolę. Tai taip aš gal sakyčiau, kaip paleisti outcome, kad iš tikrųjų paleisti kontrolę, kad kontrolės iš tikrųjų nereikia. Ketvirtas principas yra tai, kad likti pozityviam, nesvarbu, kas atsitiks. Šitas tikrai labai sunku, aš jį kartais netgi susipaprastinu truputį savo, ypač pereinamajame laikotarpiu, kad aš stengsiuosi likti pozityvus. Jeigu negaliu likti pozityvus apie tą sudėtingą pamoką, kuri šiuo metu vyksta, bent jau būsiu neutralus. Ir ką reiškia man neutralumas, tai reiškia tai, kad kaip pavyzdys, kai buvau Tailande žiemos atostogų ir mane ištiko labai labai stipri kojos infekcija, paguldė 7 ar 9 dienom, lašelinė ir visi kiti dalykai, jokių galimybių ten maudytis, haikinti ar dar kažką daryti, vaikščioti pernelyg. Tai tikrai išlikti pozityviam, kai esi su pakabinta lašelinė, yra labai sunku. Aš įsivaizduoju, kad dar yra sunkiau tiem, kurie patiria dar didesnės traumas ar operacijas, ar galbūt išgirsta baisias diagnozes ir kažkokias ligas. Labai sunku likti pozityviam, bet likti neutraliam įmanoma ir žymiai realiau, bent jau laikinai, nes tiesiog mes galime paklausti, gerai, man nepatinka šita patirtis, bet man jos reikia. Net jeigu aš dar nežinau, kodėl reikia, jeigu aš savo užduosiu šį klausimą, finale aš tikrai rasiu atsakymą arba atsigręžęs po kažkiek laiko, suprasiu, kodėl tai įvyko ir kodėl tai buvo naudinga mano sielai. Ir kartais tam, kad galėtume tą suvokti, neužtenka šio gyvenimo perspektyvos ir šio gyvenimo patirties. Kitu atveju, nežinau, vaiko, kuris dar nepilnametis, savižudybės bandymas, ar, nežinau, mergina, kuri buvo išprievartauta situacija, ar dar kiti dalykai gali atrodyti visiškai neturi jokios prasmės.
ir tiesiog kaip nelaimė, kaip nereikalinga gyvenimo patirtis, kaip kažkas, ko būtume norėję, kad nebūtume patyrę ir taip toliau, bet iš tikrųjų mūsų sielai reikėjo tokių patirčių ir, pavyzdžiui, per kvantinę hipnozę mes būtent ir aiškinamės tokius dalykus, mes keliavame į praėjusius gyvenimus kaip pavyzdys ir pasižiūrime, ką žmogus tokio padarė praeituose gyvenimuose, kad šiame gyvenime reikėtų tokios pamokos ir pamatome, kad tame yra labai daug prasmės ir kad tai atsveria balansą, kad mūsų siela buvo nuklydusi skalėje kažkuria pusę, ar per gerą, ar per blogą, ar dar kažkokią ir viskas, kas vyksta gyvenime, tai yra sielos bandymas sugrįžti per skirtingas tas patirtis į savo centrą, į tai, kad, pabuvau vienoje pusėje, pabuvau kitoje pusėje, dabar esu čia. Ne, tai šita prasme, šitas požiūris, jisai gali padėti perlipti bent jau iš to neutralumo, kad, aš tai ištversiu sudėtingą gyvenimo pamoką, aš nebambėsiu, nebūsiu dėl to, nežinau, ten kažkoks piktas, pagiežingas ar kažkas, bet tai padeda perlipti ir pozityvumą, kad suprastų, geras kokia pamoka, stipri pamoka, ką aš iš to galiu išmokti, kodėl man ją atsiuntė, kaip galėčiau geriausiai ją įveikti, kad jinai nebegrįžtų, o jeigu grįžta, ko aš dar nesupratau, nes kai mes užlipam ant grėblio 2, 3 kartą, tai tikrai yra labai stiprus priminimas, kad kažkur save apgavom ir pasakėm, jo, viską aš čia supratau, viskas čia aišku, čia tas greblys iš serijos kaltas ar dar kažkas ir tada vėl lipam ant grėblio ir pasirodo ne greblys, o mes ir kokia ta buvo situacija ir kokie dalykai. 5. paskutinė taisyklė yra nuolat būti sąmoningiems ir pastebėti, kas rodo į mūsų mus limituojančius įsitikinimus. Čia yra žiauriai sunki dalis. Bent jau tiems, kurie esate prisirišę prie kažkokio labai vieno gyvenimo modelio, elgsenos dalykų, prie religijos, prie dar kažkokių dalykų. Ir net ir tiems, kurie neprisirišę, jie irgi turi prisirišimų, tik tai apsimeta kartais, kad jų neturi. Aš taip pat. Paminėsiu vieną pavyzdį. Vienas bičiulis, kuris yra budistas, man labai patinka, kad aš per jį atradau tą kelis dalykus. Vienas dalykas atradau, kad don't know, čia zen budizme net nėra I, kad ne aš nežinau, bet tiesiog nežinau. O kadangi nežinau, tai aš net nežinau, kas aš. Jeigu aš atsisakyčiau viso savo gyvenimo patirties, titulų, pareigų, šeimos, ryšių ar kažkokių kitų dalykų, kas aš esu be viso to, ne? Tai tikrai gali būti labai įdomus ir geras klausimas. Ir kitas dalykas, kurį per tą žmogų ne tai, kad atradau, bet man labai rezonavo ir tik paskui savais keliais gal priėjau prie atsakymo iš kitos pusės, bet kad mes esame viena. Tu ir aš, mes esame viena ir tiesiog tą labai sunku paaiškinti ir aš kada nors grįšiu, nes ne šios dienos tema, bet man buvo įdomiausias dalykas ir kodėl aš kalbu apie saviapgaulę, kad toks šviesus žmogus, kuris ir budistas, ir psichologiją labai gerai žino ir visus kitus dalykus, jisai savo irgi vis tiek pasistato blokų ir užkardų dėl vidinių įsitikinimų, kad taip negali būti, tuo netikiu, čia esu skeptikas, čia tas blogai, čia anas ir panašiai. Ne tai, kad blogai, bet aš turiu omeny, kad ne, maždaug, čia svarbu tik tai čia ir dabar, nereikia ten praėjusio gyvenimo žinoti, o jų net ir nėra, ar ten dar kažkas ir aš galvoju, kaip mes save apgaunam, kad I don't know, aš nežinau, ar yra dangus ar pragaras, nežinau, ar yra vienas gyvenimas, nežinau, ar yra daug gyvenimų, bet kai susiduriu su platesniam patirtim ir kažkokiais kitais dalykais, sakau, ne, taip negali būti. Kodėl negali būti? Gal vis taip gali būti. Tai šitoje vietoje bandau greitai surasti galvoje pavyzdį, kada aš save apgaudinėju dėl kažko ir nerandu. Tai gal laidos pabaigoje prisiminsiu. Tai dabar kalbant apie šitas 5 taisyklės, ne, kad sekti savo didžiausių ten, kur mane labiausiai traukia, tas exciting dalykas, daryti taip, kaip gali geriausiai. Jeigu pasibaigia tas excitement, tai labai svarbu pasižiūrėti, kodėl. Ar aš pykstu ant kitų žmonių, ar aplinkybių, ar kažkokių kitų dalykų, kad blogas vadovas, ar ten blogos kolegos, ar kažkas dėl to nebemėgstu savo darbo.
ar yra problemos, kurias galiu tame išspręsti ir vėl mėgti savo darbą, ar mane vis tai dar jaudina, bet jeigu iš tikrųjų išblėso mano susižavėjimas kažkokia sritim, turėti drąsos keisti gyvenimą, nebijoti perlipti per pereinamą kažkokį periodą, kuris taip gali būti prastas pajamų ar kažkokiam kitom prasmėm, bet vis tiek judėti ten, kur esame excited ir neužstrigti komforto zonoje. Tai čia jau turbūt iš dalies net ir HR būtų klasika, personalo valdymo klasika, kad jeigu žmogus jaučiasi užstrigęs, jam reikia kažkur judėti, ne? Tai be abejo šitas tikrai atspindi taip. Man labai buvo įdomu, kad viena iš laidų, nežinau ar čia toj pačioj laidoj ar kitoj laidoj, bet jisai labai gražiai surišo, kad žmonės klausia, o kaip pasikelti savo vibraciją, kaip tapti labiau sąmoningiems, kaip, nežinau, keliauti į būsimą geriausią savo versiją ir taip toliau, kokie tie būtų būdai. Ir jisai atsako labai gražiai ir man iš karto susiklijuoja su pirmąja taisykle. Tai yra, kad jeigu pasikliauti savo kūno signalais, o mūsų kūnas kalba su mumis, per ligas ar negalavimus kalba apie dalykus, kurių mes nenorime pastebėti apie save arba gyvenimą, bet per excitement dalykus, per tai, kas mus iš tikrųjų žavi, stumia į pozityvę pusę. Tai mes iš abiejų pusių gaunam signalus, negatyvius signalus ir pozityvius signalus ir galim klausytis. Tai mūsų siela žino, kur nori mus nuvesti. Tarsi mūsų siela jau turėtų žinias, kaip pagauti tą pačią geriausią bangą vandeninę, ant kurios galėtum čiuožti ir labai toli nukeliauti. Arba kitaip tariant, jeigu upėje, tai kur upėje aš turėčiau įsibristi ir plaukti, kad mane neštų srovėje ir atneštų ten, kur aš turiu atsirasti. Tai iš tikrųjų siela būtent per tą excitement dalyką labiausiai mus ir veda į priekį ir tai yra tas tarsi būsimas dažnis ir džiaugsmo ir visų kitų dalykų, kur mes keliaujame. Aš buvau labai nustebęs tokia įžvalga, nors man atrodo gal labai paprasta ir ko čia ir neustebiesi, bet kai man tai paėmė ir surišo tos dalykus, kad mūsų siela jau turi tą aukštesnį dažnį, į kurį mes norime keliauti, o šiuo metu, tarkim, esam kažkokiam žemesniam dažnyje, tai kaip man įveikti tą tarpą? Ta prasme, tai man nereikia išradinėti dviračių ir ieškoti, kas yra aukšta vibracija. Mano siela jau žino, kas yra aukšta vibracija. Visi dalykai, ką aš turiu pasidaryti, kad tą tarpą užsidengčiau, tai yra dalykai, kurie trukdo man ten nueiti. Ir kaip aš blokuoju save. Tai plemba, tai iš tikrųjų gana paprasta, man atrodo, nežinau, bet aš dabar kempe stačiausi palapinę, vienintelis namų darbas nedidelis, kurį reikėjo pasidaryti, tai tiesiog nusimti konkorėžius, kažkokios didelis pagalius iš paklotų ir panašiai, kad ta prasme, kad nereikėtų ant tų guzų paskui sėdėti ar gulėti, ne, tai ta prasme, kažkas panašaus, įsivaizduokit, labai labai panašiai ir labai paprastai, kad tiesiog viskas, ką turite padaryti, surasti savo ribojančius įsitikinimus, kurie neleidžia pamatyti plačiau, išsiplėsti sąmoniai, turite rasti traumas, žaizdas, skaudžius dalykus, kuriuos patyrėte per gyvenimą, dalį vaikystėje, kažką paauglystėje, dalį galbūt dabar gyvenime, nes ir dabar galėtų susidurti su toksiškais santykiais ar sudėtingom aplinkybėm, ar kažkokiais kitais dalykais, kurios įskaudino ir nespėjus to iš karto išgyti ir pakišus kažkur po kilimo vis dar velkasi per visą likusį gyvenimą. Tai plemba, aš šitoje vietoje buvau visiškai apstulbęs, kad ta prasme tai ir yra mano planas, man nereikia plano, man tiesiog reikia išgyti dalykus ir mano tarsi siela žino, kaip grįžti į savo aukščiausią dažnį, jeigu aš tik išspręsčiau dalykus, ką prisitraumavau, kur reikia susitvarkyti dalykus. Tai va, tai šitą prasme aš manau, kad dar vienas dalykas slepiasi po tuo, noras kontroliuoti gyvenimą. Ta prasme, mes taip norim kontroliuoti gyvenimą, kartais kontroliuojam patys to nesuprasdami, kad taip darom, arba net neigiam, kad ne, aš čia nieko nekontroliuoju, aš čia tik tai tą ir tą padariau. Bet kai pasigilini, kas yra, tik tą ir tą padariau, tai ir buvo kontrolė. Tai kodėl tai baisu paleisti kontrolę? Dėl to, kad aš manau, kad mūsų ego, mūsų dabartinės realybės konstruktas, tarsi kortų namelis, kur bijome pajudinti vieną kortelę, nes tada, o jeigu subirės viskas, tai yra baimė ir ta baimė yra iliuzija. Ta prasme, nes kas yra blokai, tai yra ne tik tai mūsų skaudus išgyvenimai, traumos ir kiti dalykai, tai yra ir baimės. Ta prasme, mes turime
įveikti savo baimės ir baimės limituojantis įsitikinimai, mūsų vidinės žaizdos, mūsų seni įpročiai, mūsų susigalvotos istorijos, kodėl yra tai, kas yra, ir yra tik tai mūsų kliūtis. Tai iš tikrųjų mūsų sekantis žingsnis, kai atrodytų, kad visi kiti žingsniai jau sekasi, vis dėlto vėl ir vėl giliau žiūrėti savo įsitikinimų sistemą, kad galėtume paleisti senus elgesio modelius, požiūrį į pasaulį, požiūrį į kitus ir taip toliau. Tai šitoje vietoje mes galime justi, kad artėjame link savo centro, kuo labiau artėjame prie besąlyginės meilės kitiems. Kokie jie bebūtų, atėjo naktį triukšmavo, nežinau, per festivalį, geria prie palapinės, kai norėjau miego. Bet čia vėlgi yra ne apie juos, kaip labai dažnai mes norėtume perkelti kaltę ir aplinkybės kitiem, kad čia yra jie blogi, jeigu jie to nebūtų darę, man būtų lengviau miegoti arba kažkas, bet apie mane, ką man tai atspindi, kokias mano savybės ar dalykus, ko turiu išmokti, tai turiu išmokti, pavyzdžiui, tarkim, pakantumo, priimti kitus tokius, kokie yra, jiems gal šiuo metu linksma ir dar jie nenori miegoti, ne, ir taip toliau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mano geriausia draugė ir kolegė, jinai man šitą primena, kai aš kartais irgi paklystu su savo istorijom ir pasakoju, jie skundžiasi kažko, kad ar tu gali patikėti, turėjau naktinį safari žygį baidarėmis, tai buvo taip gražu Palūšėje ir aplinkų. Ir girtas vyras kitoj baidarėje sugalvojo mus atakuoti tiesiog naktį, tiesiog su baidare užplaukti ant mūsų ir grasinti, kad o kodėl aš nematau naktinio gyvenimo. Tai man atrodė, kad kodėl jisai man trukdo ramiai būti gamtoje, tyliai irtis, stebėti žuvis po vandeniu ir visus kitus dalykus, kurias ir gali pastebėti tik tuomet, kai elgiesi su pagarba ir tyliai gamtoje, kai leidi gamtai būti ir pats esi tik stebėtas, ne tada, kada girtas taškaisi ir bandai į kitus įvažiuoti ir visą kitą, bet man jinai priminė, kad kerniau. Taigi tu pritraukiai tą gyvenimo pamoką, nes tau jos reikėjo, kodėl tau jos reikėjo, ką tu iš to nori išmokti. Ir aš toks, ką čia apie mane, tai vat atrodytų, kiek tam sąmoningumą bekeliaučiau tolyn, vis tiek yra vėl ir vėl kažkokių dalykų, kuriuos atrandu iš naujo, arba dar neišmokau, arba ateina naujos pamokos, kurios mane stebina, nes tokių nesitikėjau ir panašiai. Tai ir aš kalbu ne dėl to, kad būčiau tobulas, nes tikėkit manim, tie, kurie yra mokytojai ir apsimeta tobuli, jie nėra tobuli. Tiesiog toks yra konceptas, jie galvoja, kad žmonės jų nemėgs, neklausys, jeigu jie pasirodys žmogiški, jeigu jie pasirodys, kad klysta, o klysta visi. Tai ne, aš net jeigu būčiau kada nors mokytojas, guru ar whatsoever, aš nenorėčiau būti, kad esu tobulas ir aš galiu jums parodyti, kaip būtų tobuliem. Toks dalykas, mano supratimu, beveik ir neegzistuoja, bet neegzistuoja dėl paprastos priežasties, kad tol, kol mes turime inkarnacijas, tol mes mokomės. Tai čia kaip būtų naivu nebaigus mokyklos arba universiteto, tikėtis, kad taigi aš jau viską išmokau. Aha, leisk atversiu tau naują paskaitą, naują temą ir pamatysi, ko dar nežinai, ne? Tai va, o kai jau būsim iš tikrųjų tobuli, tai būsim šaltinio dalimi, būsim Dievo dalis, vėl atgal sugrįžę pas jį. Grįžtu į temą. Tai žinau, kad dalį iš jūsų klausant galėjo kilti abejonių. Ką reiškia sekti, kad aš esu kažkuo labai excited, kad kažkas mane labai žavi, o kas jeigu mane tai paklaidins? Taip, sutinku, yra momentų, kur galim apsigauti, tai gali būti dėl godumo, tai gali būti dėl galios troškimo, tai gali būti, kad kažkokie kiti dalykai, bet aš manau, kad labiausiai galite tos dalykus atskirti tiesiog įsivaizduodami labai paprastą užduotį. Įsivaizduokit, kad visą tai, ką jau norėjote padaryti ir kas buvo exciting, jau padarėte ir yra metų galas ir jūs peržvelgėte 2026 metus. Kaip jums sekėsi, ką jūs galvojate apie tai, ką padarėte, kas atrodo jums exciting ir panašiai. Ir kas, jeigu išsipildė ne visai taip tiksliai, kaip norėjote, išsipildys kažkaip kitaip, ar tai vis dar atrodo exciting, ar tai atrodo tvaru, ar tai atrodo ilgalaikiai dalykai. Ir jeigu taip, ir jeigu tai yra jūsų
sielos planui pavadinkim, turint omeny, kad šis gyvenimas yra laikinas, jokio turto mes nenusinešim į kapus, jokių pareigų mes nenusinešim į kapus, kitam gyvenime gausim kitą kūną, kitas galimybės ir kitas pareigas ar pašaukimą ar kitus dalykus. Tai visą tai turint omeny, ar aš vis dar tai daryčiau, paimsiu paprastą pavyzdį - aviacija. Šiandien kaip tik skrisiu su viena drauge ir tai tik antras skrydis šiais metais, labai vėluoju su šito hobiu, bet natūralu, nes jisai reikalauja gero oro ir kainuoja nemažai. Tai aš savęs klausiau, jeigu dar nebūčiau aviacijos pradėjęs mokytis, kad ar man patiks pats procesas, ar man patiktų jau tik rezultatas, kad galiu skristi ore, ar man patinka mokytis, nes labai dažnai, kai mes galvojam apie naujus dalykus, groti pianinu, gitara, skraidyti, nežinau, bet ką kitą daryti, reikia prisiminti, kad toje veikloje reikės daug mokytis ir turi jaudinti ir turi norėtis mokintis, kad pats procesas, o ne rezultatas, kur papulsime, mus džiugintų. Tai šitoje vietoje ar aviacija, ar kvantinė hipnozė, ar kažkokie kiti dalykai, ar muzika, mane tikrai labai jaudina ir džiugina pats procesas, ne tik rezultatas. Tai tas yra labai svarbu. Ir kas yra trumpalaikiai dalykai, nežinau, jeigu aš būčiau užgėręs per festivalį ar dar kažką ir kitą dieną skaudėtų galvą ir po to praėjus metams galvočiau metų gale, kaip aš ten per tą festivalį jaučiausi, ar man reikėjo te gerti ar ne. Mes iš tikrųjų labai dažnai retrospektyviai aiškiai pamatome, kur buvo trumpalaikis kažkoks rezultatas ir atrodė tuo metu gerai, bet ilgalaikis rezultatas, to pasekmes, skaudanti galva kitą dieną, ar ten kiti dalykai, nesvarbu, net nenoriu nagrinėti taip smulkiai ir nėra prasmės. Bet labai labai pasimato, kas buvo trumpalaikiai dalykai, dopamino dalykai. Nežinau, jeigu šiuolaikiškų technologijų paminėčiau, tai mūsų įsikibimas į tai, kad ar mūsų postą, ar kažkokius kitus dalykus kažkas uždėjo širdelę laiką, arba neuždėjo. Tai iš tikrųjų koks skirtumas, ta prasme, realiai tai ne dėl mano ego tie dalykai vyksta, juk aš postinu ne dėl to, kad susirinkčiau laikus, postinu dėl to, kad norėjau kažko pasidalinti, kažkokiais įspūdžiais, kažkokiu džiaugsmu, kažkokia galbūt įžvalga, kažkam gal tai buvo įdomu, ne? Tai ir jau tada iš kitos pusės, kur mes esame kalbėję apie tai, kad energijos mainai, tai ką dabar dažniau darau negu anksčiau, vis dėlto uždėti laiką, tarsi ačiū ar komentarą YouTube video, kurį mes pasižiūrėjom ir taip toliau, nes kūrėjams tam tikra prasme yra motivacija, žinojimas, kad tavęs iš tikrųjų kažkas klauso. Jeigu aš žinočiau, kad aš vis dar įrašinėjau podcastą ir girdėjo vienas žmogus, aš susirašiau, kas yra tas vienas žmogus ir sakyčiau, žinai, einam geriau pakalbėsim prie kavos. Man neverta įrašinėti YouTube'ą dėl vieno klausytojo, aš mieliau su tavim tiesiog pabendrausiu, bet jeigu aš matau, kad žiūrinčių žmonių skaičius arba subscriberių skaičius didėja, kad tai įdomu, ką aš darau, tai žinoma, kad padidina motyvaciją daryti tai ir daryti ne dėl to, kad laukiu, kad pasakytų kažkas ačiū, ne apie tai, bet apie tai, kad nors kažkaip kažkokiu būdu žinočiau, kad kažkam tai buvo naudinga. Tai ačiū, kad klausotės manęs ir ypač labai ačiū tiems, kurie parašo ar komentarą, kad ačiū, buvo įdomu, norėtume dažniau arba dar kažką. Tai tikrai palaiko motyvaciją kūrėjams. Taip, grįžtu prie Bašaro ir toj pasižiūriu savo špargalkę, truputį pasirašiau, ką dar norėjau papasakoti. Jo, dabar man kažkaip atsitiko viena vizija. Aš prisiminiau, kad kai keliavau Japonijoje, pamenu vieną patarlę, jų pasakymą, kuris man labai įstrigo. Kažkodėl atrodo labai tinkamas šitą vietą paminėti. Kai japonai lipa ne į tą traukinį, jie turi tą posakį, kad jei pastebėjai, kad važiuoja ne savo kryptim, išlipk greičiau iš traukinio, reikės mažiau važiuoti atgal. Tai man labai tinka, nes aš ko, blemba, tikrai toks vizualus pavyzdys, įlipi traukinį, susivokia, kad jisai važiuoja ne tą kryptim, arba kad visai ne tie stotelių pavadinimai, kaip tu tikėsi. Ir kokia prasmė ilgai sėdėti traukinį ir galvoti, kad
o ką daryti toliau, arba save apgaudinėti, kad, nėra bloga ir šita kryptis, pažiūrėkim, kur nuvažiuosim, kad arba gal kaimynai čia visai nieko ir tu ieškai tarsi atsiprašymų ir pasiteisinimų arba kitiems, kad kodėl vis dar esi blogam traukinyje. Tai ne, iš tikrųjų, bet kada jau jaučiat, kad jūsų kūno signalai siunčia jums, nežinau, panikos ataką, dirgliosios žarnos sindromas, skauda kelius ar klubus ar kažkokius kitus dalykus, tai yra jūsų kūno signalai apie tai, kad kažkas reikalauja dėmesio jūsų gyvenime, reikalauja posūkio ir tada bandykit išsiaiškinti arba patys vieni, arba ateikite kvantinę hipnozę arba kitus dalykus, bet išsiaiškinkit, ką kūnas kalba su jumis, ką jūsų siela nori pasakyti, kur bando jūs nukreipti, nes jūsų siela turi tikrai gerokai didesnį ir geresnį planą, negu jūs galite įsivaizduoti. Man patiko, man atrodo, gal čia irgi buvo Bašaro pasakymas. Jeigu jūs įsivaizduotumėt, kad pačios gražiausios jūsų svajonės, kurios galėtų išsipildyti, yra kaip lubos, tai jūsų sielai tai gali būti tiesiog naujas grindis. Ta prasme, kad jūsų siela mato daug daugiau ir daug daugiau galimybių ir daug plačiau ir kaip dar aukščiau galite su viskuo, ko siekiate pakilti, jeigu tai yra pakeliui į jūsų sielos planą, o jeigu yra nepakeliui, tai tada ir neverta daužytis į tas užrakintas duris, kurios yra skirtos ne jums. Ir čia kalbu apie bet ką, apie karjerą, apie santykius, apie tai, kad neverta persekioti ir čeisinti žmogų, kuris nėra jums skirtas ir bandyti įrodinėti savo vertės jam ir visur kitur. Ta prasme, tiesiog neverta keliauti priešingą kryptim, kaip su tuo japonišku traukiniu, jeigu lipai ir važiuoji ne į tą pusę, greičiau išlipk, reikės keliauti mažiau atgal. Tai tas pats ir su kitais dalykais, su mūsų, nežinau, toksiškais santykiais arba traumomis. Kiek mažiau reikėtų gydytis ir laižyti žaizdas, jeigu toksiški santykiai būtų užtrukę ne 18, o 10 metų, ne 10, o 3. Ir kita vertus, nereikia gailėtis dėl to, kas jau įvyko, nes kas įvyko, jau įvyko, ne? Bet ką aš galiu nuo dabar pakeisti ir ar aš noriu atidėlioti, kad tai pradėsiu daryti nuo rudens, ar pradėsiu daryti nuo naujų metų, o kodėl ne nuo dabar, kodėl ne nuo šiandien, ne? Tai va, tai tą norėjau paminėti ir tada pačiai pabaigai, ką paminėsiu, kad YouTube'o paskyroje komentarą rasite nuorodą į Bašaro visą interviu, kuris yra virš valandos, bet jis yra tikrai labai įdomus ir ten išgirsite dar daugiau dalykų, negu aš papasakau. Taip pat jisai papasakos ir apie nežemiškos būtybės, civilizacijas daugiau ir apie kontaktą, kuris artėja ir panašiai, bet gal trumpai galiu irgi dar paminėti nežemiškos gyvybės kilmės klausimų, kad iš tikrųjų tos civilizacijos vertina ir supranta, kuo žemės, mūsų aplinka, mūsų realybė, mūsų, pavadinkim, sielos mokykla, nes tarsi žemė būtų tam tikras ir universitetas, kur sielos ateina mokytis. Kodėl jinai yra svarbi, brangi ir taip toliau, tai jie neturi jokios prasmės ir jokio tikslo tai griauti, nes tai tiesiog atsilieptų irgi visai visatai. Nėra prasmės griauti kažkokio vieno universiteto, yra pilna kitų universitetų su kitom savybėm ir taip toliau ir tiesiog to nereikia bijoti. Tai va, tai jeigu turite baimę dėl ateivių ar ateities ar pasaulinio karo, tai primenu, kad per hipnozę galima dirbti ir su fobijom, ir su baimėm, ir su kitais dalykais, ir juos sustvarkyti, nesvarbu kokio dydžio tai būtų baimė, ar tai būtų vandeniui, aukščiui, ar ten gyvatėms, ar tai būtų mirties baimė, ar baimė, kad o kas jeigu kai numirsiu nieko nėra. Visas šitas baimės galima per hipnozę įveikti ir surasti savo vidinę tiesą, vidinę išmintį, atsakymai vis tiek ateina per jūsų vidų, iš jūsų aukštesnio aš, iš jūsų sielos, ne iš manęs. Aš nesu nei išminčius, nei mokytas, nei gydytas ir tiesiog dar sykį tai primenu. Tai ačiū šiandien laidą kartu. Kitą kartą pratęsim. Iš channelinto aš galiu dar irgi paminėti kelis vardus. Jeigu norėsit, galite pasiieškoti. Tai būtų vienas būtų Lee Harris Energy, rašosi L-E-E. Harris su 2 R, Lee Harris Energy, tai jo kanale iš tikrųjų rasite, kaip jisai transliuoja apie iš Zys civilizacijos ir irgi turi labai daug išminties. Pamenu, vienoje iš laidų jisai netgi kalbėjo apie tantrą labai trumpai.
praktikas, kai channelina zys, kad mes irgi tai žiūrime pernelyg žemiškai, tarsi būtume gyvūnėliai ir nesuvokiama, kokio dydžio tai yra dovana ir kokio gylio tai gali būti praktika ir kiek daug galime padovanoti per tą gylį, jeigu mes nustotume žiūrėti tiesiog kaip į fizinius žaislus ir tik tiek. Tai ir dar buvo kažkokių labai įdomių dalykų, bet aš dabar tikrai neprisiminsiu tai ir visko šiandien negaliu papasakoti. Tai jį galėčiau paminėti ir tada man dar labai patiko, tuoj surasiu sekundėlę. Blemba, nerandu vardo, bet aš paieškosiu kitą kartą, nes man reikėjo vardo, kas channelina archangelus. Tą sekundę gal surasiu ir nereikės man tada prie to grįžti. Taip, radau. Kelly Kolodny. Kelly su 2 L. Tai Kelly Kolodny, jinai channelina angelus ir konkrečiai jinai daugiausiai dirba su archangelu Rafaeliu. Tai aš kartą klausiausi jos channelinimo ir buvau toks, nežinau, ir apstulbęs, ir laimingas, kad ta prasme, come on, mes gyvenam tokiais išskirtiniais laikais Žemės planetoje, kad, nežinau, norėjau pajuokauti, bet manau, kad Buda leistų man, kad Buda mums pavydėtų realiai. Ta prasme, come on, channelinam kitas nežemiškos gyvybės formas, archangelus, galim su archangelais dirbti, galim per kvantinę hipnozę keliauti į sielų pasaulio tarp gyvenimų, galim susitikti su mirusiais savo mylimaisiais, su jais pasikalbėti, susitaikyti kitoje erdvėje ir taip toliau. Ta prasme, aš nebenoriu grįžti į gyvenimą, kuriame nebuvo tų dalykų, kur aš mačiau labai siaurai ir galvojau, kad angelai yra tik tai pasakos arba kažkas. Tai viskas yra labai, labai tikra, labai realu ir labai pasiekiama ir aš tuo džiaugiuosi labai stipriai. Tai žinau, kad rasit savo žmonės, kuriais norite sekti, ypač jeigu kalbat angliškai, tai tikrai atrasit ar Bašaro daugiau informacijos, ar Kelly, apie kurią ką tik kalbėjom, ar Lee Energy, ir rasite savos išminties. Ir ne viskas turi rezonuoti, ir ne viskas turi patikti. Mums vieni kalbėtojai labiau patinka ir kokia išmintim dalinasi, kurie kiti patinka galbūt mažiau. Tai irgi sekit savo excitement, kas jūs domina labiausiai, kas jums labiausiai rezonuoja, kas yra jūsų kelias, tai judėkite tenai ir nepamirškite, kad gyvenimo pamokos yra pozityvės ir negatyvės, tai neatstumkite ir negatyvių patirčių, nes jos irgi yra reikalingos ir kuo greičiau jas praeinat ir išmokstat, peržengiat, tuo labiau tikėtina, kad tas greblys negrįš ir dar kartą netrenks į kaktą. Tai šiandien tiek, iki kitų kartų.